Labas vakaras, bičiuliai. Šiandienos tema bus mažalitražiai automobiliai. Ką tai reiškia? Tai reiškia turintis mažą litražą automobiliai. Tai kaip 1 litras, na ir, sakykime, iki 1,5 litro. Šiais laikais yra labai aktuali tema iš tikrųjų mažalitražiai automobiliai. Todėl, kad viskas einama link ekologijos. Tačiau, kai į mane kreipėsi, kad surasčiau mažalitražį benzininį ar dizelinį automobilį, nesvarbu, aš stengiuosi atkalbėti klientą. Kodėl? Todėl, kad pakalbėkime, tarkim, apie automobilius nuo 2014 metų iki dabar. Tai reiškia 10 metų senumo arba jaunesnius. Paimkime tą patį 1,2 litro benzininį variklį, kuris, tarkim, eina į Nissanus, arba 1,2 litro variklis, kuris eina į Peugeot automobilius. Dabar jau Peugeot motorai, būtent šitie, taip pat dedasi ir į Opel markės automobilius. Tai ne vieną kartą, bičiuliai, esu tikrinęs tokį automobilį, tarkim, su 70 000 rida, na, sakykime, iki 120 000 rida. Ir patikėkite manim, randu begalę esminių defektų, kas liečia variklio skyrių. Kodėl taip yra? Todėl, visų pirma, kad mažalitražiams varikliams yra užkeliami kilovatai. Kai variklis yra nedidelis, o jo kilovatai yra dideli, tai tik dar labiau patrumpina to variklio gyvavimo laiką. Todėl nuvažiavus, atrodo maža rida, ten 70, 80, 90 tūkstančių kilometrų, bet bėdų variklyje jau pilna. Kaip ir sakiau, viskas yra dabar žiūrima į ekologiją. Todėl metalo lydiniai yra nebe tokie, kaip būdavo, sakykime, 4 Golfe. Viskas yra išlengvinta ir automatiškai tarnavimo laikas taip pat prisideda prie to, kad sumažėja. Aš tokių automobilių nerekomenduoju pirkti, todėl kad ne kartą esu girdėjęs iš savo, kaip sakant, klientų, kurie buvo nusipirkę mažalitražį automobilį ir su jais suvargsta stipriai. Nes, kaip ir sakiau, atrodo, perki daiktą su nedidelė rida, bet tam daiktui ta nedidelė rida jau yra, galima sakyti, čiut nekritinė. Todėl automatiškai jums sugenda variklis, jūs norite nusipirkti kitą variklį, kad ir iš to paties šroto ir pamatot, kad kainuoja didžiulius pinigus. Kodėl? Todėl, kad ne jums vieniems to variklio reikia, bičiuliai. Kas liečia benziną, tai sakau, tokiam varikliui, tarkim, paimkim tą pačią kokią Škodą, 1 litro. 1 litro benzininis variklis. Mano galva, mano nuomonė, jis yra absoliučiai niekam tikęs. Kilovatų čiut ne 100 ten kažkas, dabar tiksliai neatsiminsiu. Ir įsivaizduokit, litriukas, kur, tarkim, dizeliukui, paimkim tą patį, nežinau, 5, 6 Golfo, 2 litrai variklis turi 103 kW. Čia panašiai kilovatų turi 1 litro variklis. Tai kaip tas variklis gali laikyti? Nėra šansų. Ir tai yra benzinas. Visi puikiai suprantam ir visi puikiai žinom, kad benzinai aplamai tarnauja trumpiau negu tarnauja dizelis. Ir tai įtakoja vėlgi daugelis faktų. Vienas iš tų faktų, sakyčiau, ir iš esminių būtų, tai kad benzinas dirba plus dar ir didesniais sūkiais, kas vėlgi prisideda prie greitesnio dėlimo. Tuo tarpu dizelis dirba prie mažesnių sūkių. Jo tarnavimo laikas yra ilgesnis. Kas liečia dabar, tarkim, dizelinį mažalitražį automobilį. Tai paimkim irgi tą patį 1.2, kokia Kia, dizelinis 1.2. Taip, tai yra mažas variklis, tačiau nėra daug kilovatų. Kaip sakiau, dizelinis automobilis dirba mažesniais ūkiais ir toks mažalitražis varikliukas, dizelinis, jis tarnaus geriau. Kaip pavyzdys, turiu Kia Rio, nupirkęs. Atsimenat, buvau kažkada čia praeitą vasarą berods daręs video, kai nupirkau tiesiog į pakaitinį automobilį. Tai tas automobilis turi 170 000 ridos ir ten į variklį dar nėra lysta. Pats atsirestavau, kaip sakant, turbiną, nes nupirkau
po kurio laiko atsirado problema. Nu gerai, atsirado problema, nes, kaip sakant, buvo automobilis eksploatuotas miesto režimų daugiau. Nu tai automatiškai turbina parėjo. Ok, susirestauravom turbiną, važiuojam, bet kada sėdam, kuriam, kuriasi, lekia ir lekiu tikrai be baimės, kad į kokį Vilnių nuvažiavęs atgal Šiaulius nebepasieksiu. Tai va, bičiuliai, mano patarimas būtų toks. Jeigu yra galimybė, tai nesivaikykit tų mažalitražių automobilių, patikėkit manim, būsit laimingesni, todėl kad daugiau važiuosit, nei remontuosit. Tai va, bičiuliai, tokios būtų tokelės. Na ir ką, jeigu pažiūrėjai šitą video iki galo, neužmiršk pasidalinti, paspausti laiką, palikti komentarą, bei paspausti follow, jeigu dar to nesi padaręs. Ačiū tau, kad žiūri, ačiū už dėmesį ir gražios tau likusios dienos. Iki.